Sveiki! Sveiki visi! Šią antradienį mūsų mokykloje nuo 2 iki 5 pamokos pradinių klasių mokiniai puošia imbirinius sausainius. Jau turime ir rusų kalbos savaitės rezultatus. Už puikius pasiekimus mažojoje rusų kalbos olimpiadoje apdovanojamas 7 B klasės mokinys Paulius Katilius. Literatūrinės olimpiados laimėtoja tarp 9 klasių tapo Viktorija Maistruk. 10 C klasė dalyvavo miesto projekte Literatūrinė uogienė. Dailyraščių konkurso laimėtojus išrinko Katinas. Sveikiname Margarita Afanasjeva ir Kristina Žubariova 2 A, Bogdanavičiūtė Darija 2 C, Jasikevičius Artur 4 C klasė. Už geriausias žinias ir puikius pasiekimus rusų kalbos konkurse Protų mūšis apdovanojami Girijotaitė Goda, Ieva Kurtieva, Sofija Ordaitė 7 C klasė. Kūrybinio konkurso poezijos genijaus balsas laimėtojai Tima Jefišov 8 B, Veronika Davidova 8 B, Meida Barnauskaitė 10 A, Maksim Štokailo 10 A. 11 B klasės mokinių muzikinė grupė dalyvavo konkurse ir buvo apdovanota diplomu. O dabar filialo naujienos. Viso geriausio. Iki! Sveiki! Nepastebimai greitai prabėgo 3 mėnesiai mokykloje. Išlyginamosios klasės mokiniai, vaikai susidraugavo po truputį, jau kalba lietuviškai. Aktyviai dalyvauja visose mokyklos renginiuose. Labas, aš esu Benas. Aš labai patinka gyventi Lietuvą ir labai patinka mokėti lietuvių kalbą. Labai gražus Lietuva šalia ir labai daug lietuvių jau kalbų. Aš esu Polis ir man patinka Vilnius sostinė. Aš esu Nikolas, aš gyvenu Lietuvoje. Aš lietuvių Angela Kalėdos. Man patinka lietuvių kalba. Aš mėgstu bilietų. Sunku kaip sakyti šitą. Visiems linksmų Kalėdų! Mūsų gimnazijos tęsia sėkmingą dalyvavimą ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo projekte Sveikatiada, kuriuo siekiama ugdyti vaikų ir jų šeimų sveikos mitybos įpročius. Penktadienį mokiniai prisijungė prie konkurso Sveikatiados užkandžių fiesta ir pristatė sveikatai palankius užkandžius. Mūsų stalo papuošime vyrauja žalia spalva. Kodėl? Nes 2023 metai žalios medinės gyvatės metai. Žalia tai gamtos augimo, gyvybės ir harmonijos spalva. Jis simbolizuoja atsinaujinimą, viltį ir klestėjimą. Žalia spalva taip pat siejama su pavasariu, nauja pradžia ir sėkmė. Ant mūsų stalo daug salotų, daug žalumynų, nes gyvatė visą tai mėgsta.
O mes norime, kad sekantis dienai būtų sėkmingi. Ko ir jums linkime. Мы представляем полезную пищу для Здесь у нас как бутерброды, овощи, сушеная тыква и Цукерки с орехами, там еще есть фрукты с медом и посыпано кокосом. Я делаю из хлебцов пюрешки и бананы. Бананы с бутербродом с Филадельфия сорис и помидором. Mes kartu var Kornelija ir visi kiti mokiniukai, kurie dabar šiuo metu kaip tik susirgo, norim pavaišinti komisiją ir palinkėti artėjančių kalėdų progą. Tiesiog įsijausti į tą kalėdinę akimirką ir būti čia ir dabar. Mūsų sporto salėje įvyko tarp mokyklinės varžybos. Paklausėme dalyvių, kaip jiems sekėsi ir ar patinka jiems tokie susitikimai. Нам очень нравится, но очень скользко и неравные команды по возрасту. Ну, вообще соревнования неплохие, но судейство хромает. Забавно было. Šiandien tiek, su jumis buvo Emanuelis